Sveiki. Šiandien aš noriu pakalbėti apie tai, kodėl daugelis žmonių nedrįsta pradėti kažką tai dėl savęs. Ir ypatingai to jie nedrįsta pradėti, kur reikia priimti atsakomybę pačiam už save. Ir aš šiandien norėsiu pakalbėti apie savęs atkūrimą, apie savo žaizdų gydymą ir apie gebėjimą pakilti. Apie tai, kaip iš vidaus transformuoti savo mąstymą ir pradėti kurti gyvenimą sąmoningai. Vykdomasis intelektas yra riba tarp žinojimo ir veikimo. Tai ne informacija, tai yra sprendimas. Kai priimi sprendimą, prasideda judėjimas. O kai yra judėjimas, atsiranda kūrimas. Versle tai reiškia labai paprastai. Be sprendimo nėra rezultato. Ir daugelis žmonių atidėlioja, laukia, kol ateis ta mūza, bet jinai neateina tol, kol neprasideda judėjimas. Tačiau tam, kad galėtume veikti, turime iš naujo suprasti atsparumą. Atsparumas nėra kentėti. Tai nėra tyliai išbūti skausme. Tikras atsparumas – tai gebėjimas paleisti tai, kas nebeveda į tikslą. O tai yra labai sunku. Iš pradžių yra sunku atskirti. Ir tuomet pasirinkti tai, kas kuria progresą. Tai gebėjimas pakeisti savo vidinį dialogą. Nes didžiausia rizika nėra nesėkmė. Didžiausia rizika yra istorija, kurią savo pasakojame po jos. Mes visi ateiname iš vaikystės, iš laikotarpio, kai buvo suformuotos mūsų smegenys ir mūsų emocinis programinis kodas. Nuo paskutinio nėštumo mėnesio iki maždaug 8 metų mūsų vidinis pasaulis buvo kuriamas per tai, ką jautė mūsų mama, ką sakė mūsų aplinka, kaip reagavo mūsų artimieji. Visa tai rašyta mūsų pasąmonėje ir vėliau automatiškai aktyvuojasi, kai bandome pradėti kažką naujo. Todėl labai dažnai mes gyvename su mintimis. Aš nepakankamas, man nepavyks, tai skirta kitiems ir aš labai dažnai susiduriu su žmonėmis, kurie apie tai kalba. Ir čia atsiranda istorija apie įskilusį ąsotį. Kokia tos istorijos esmė? Vienas žmogus nešė vandenį iš hidranto su 2 ąsočiais ir vienas iš jų buvo įskilęs. Ir tas ąsotis pradėjo jaustis bevertis, nes prarasdavo vandenį. Tačiau būtent dėl to įtrūkimo kelyje išaugo saulėgrąžos, kurios tapo vertės šaltiniu. Tai primena vieną svarbų principą, gal netgi ir svarbiausią principą. Mūsų silpnybės gali tapti mūsų stiprybėmis, jei išmokstame jas perintegruoti. Kai mes pradedame veikti, susidurėme su iššūkiais. Ir čia išryškėja pagrindinis skirtumas tarp žmonių. Vieni pasiduoda, o kiti tęsia. Skirtumas yra jų vidinėme dialoge. Vieni kaltina aplinką, kiti ieško sprendimų savyje. Nes tikras verslininkas nėra tas, kuris laukia užsakymų. Tikras verslininkas yra sprendimų kūrėjas, eksperimentuotojas, žmogus, kuris mokosi per veiksmą, kuris mokosi iš savo klaidų ir kuris mokosi iš tų situacijų, kurios jau buvo, nes kiekviena situacija tavęs kuria kaip žmogų sekančiai situacijai. Tačiau dažnai mes sakome, žinau, ką reikia daryti, bet nedarau.
Ir tai nėra atsitiktinumas. Tai smegenų veikimo rezultatas. Ir dabar paaiškinsiu labai mokslininkiškai. Taip, įsivaizduokit. Idėja gimsta neokortekse. Tai yra kūrybos centre. Tada ji keliauja į emocinį smegenų centrą, limbinę sistemą, kur amigdala primena visas baimes, o hipokampas visas praeities emocijas. Galiausiai signalas pasiekia reptilinį smegenų centrą, kuris atsakingas už išgyvenimus ir interpretuoja viską kaip pavojų. Tuomet kūnas reaguoja. Atsiranda įtampa, baimė, blokas ir žmonės sustoja. Tai reiškia, kad problema nėra idėja ir ne verslo modelis. Problema yra vidinis filtravimas per baimę. Smegenys nenori, kad mes rizikuotume. Jos nori mus apsaugoti. Todėl vienintelis kelias – sąmoningai perprogramuoti šią sistemą. Tai darome per mažus veiksmus, per mikro žingsnelius, nes tiek nesėkmė, tiek sėkmė yra įpročiai. Kurdami mažas, pozityvias patirtis, mes kuriame naujas neuroninės jungtis. Ir vieną dieną pastebime, kad baimės signalai nebeįsijungia. Šiame procese svarbiausias lūžis yra suvokimas, aš dar kažko nežinau. Nes tik tada atsiveria noras mokytis. Mes visi ateiname iš sistemos, kur mus mokė dirbti kitiems. Todėl verslumas reikalauja naujų įgūdžių, naujos mąstysenos ir naujos praktikos. Ir čia atsiranda bendruomenės svarba. Kiekvienas gali pasirinkti, ar nešti savo vandens ąsotį vienas, ar tapti akveduko dalimi sistemos, kur žinios, galimybės ir rezultatai dalyjasi. Kas yra tas akvedukas? Tai yra sistema, iš kurios tarsi kaip hidrantas, kur gali kiekvienas prisipilti vandens. Ateities pasaulyje vertė bus kuriama per pagalbą kitiems. Ir ši realybė jau pradeda veikti dabar. Kai pradedame šį kelią, mes pereiname per savo herojaus kelionę. Kaip ir Star Warsas, kaip Haris Poteris ar Lord the Rings herojai. Mes gauname kiekvieną išeitį iš komforto zonos. Ir šiame kelyje visada bus dvi jėgos. Viena, kuri stabdo, ir kita, kuri veda pirmyn. Ir klausimas jums, kurią pasirinksit? Galiausiai viskas susiveda į vieną paprastą tiesą. Sėkmė vis tiek turi kainą. Arba mokame ją per ilgus metus atidėliojimo, arba sumokame dabar. Veiksmais, disciplina ir sprendimu. Ir svarbiausia, mes nesame pasyvūs stebėtojai. Mes esame kuriantys stebėtojai. Mes formuojame savo realybę per tai, kaip matome, ką jaučiame ir ką darome. Todėl klausimas nėra, ar galiu? Klausimas yra, ar aš pasirinksiu veikti.